Viešosios įstaigos Tauragės futbolas bei futbolo klubo Tauras vadovai ir šiemet liko ištikimi gražiai tradicijai. Artėjant naujajam futbolo sezonui surengtos komandos pristatymo iškilmės. Šiais metais komandos lipdymo procesas vyko labai lėtai ir gana komplikuotai. Tačiau į šios niuansus šiandien nesigilinsime. Svarbiausia, kad komanda suburta ir vėl rungtyniaus pajėgiausioje šalies futbolo A lygoje, kuri šiais metais vadinsis SMS Kredit A lyga. Susipažinti su kone visiškai nauja Tauro komanda atvyko tiek ištikimiausiai komandos fanai, tiek vienos pagrindinių ekipos rėmėjų Tauragės rajono savivaldybės atstovai. Deizės restorano salėje, čia vyko komandos pristatymas, taip pat matėme pagrindinius komandos rėmėjus, praeities žinomus sportininkus veteranus, visuomenės atstovus. Renginį vedė žurnalistė Karolina Stažytė ir sporto centro vedėjas Gediminas Sakalauskas trumpai supažindino svečius su ilgamete turtinga Tauragės futbolo istorija, bei pirmiausia pakvietė žodį tarti komandą sezonui ruošusi klubo sporto direktorių Šenderį Giršovičių. O kas dėl pasiruošimo, aš manau, jisai, galima sakyti, šioks toks vyko, kur galima sakyti teigiamas. Pasakysiu, daug žaidėjų dalyvavo, treniruotės vykdavo gan konstruktyviai, pagrindą sudarė vietiniai tauragiečiai, aišku, kai kurie tik tai sugrįžo po ilgo laiko, bet aš pasakysiu, visi žaidė futbolą, visi, aš paminėjau, visi turėjo visų rinktinių pavardės, visuose savo metuose, visi žaidė, tie vaikinukai. Ir aš manau, kad šiais metais tai retai tai būna, kada jiem atėjo momentas save viskį pateisinti. Nes be dvasios, Karolina sakė, be charakterio nieko nepadarysi. Kas liečia naujų žaidėjų, šiandien apie naujų žaidėjus galima mes kalbėti, kad jų yra, bet šiame etape jų nėra. Iki šiandien dienos neaišku, ką žais. Buvo keletą varžybų sužaidžia draugiškos varžybos, stebėdavo, atvažiuodavo vienas kitas. Gal ne pačius geriausius laikus gyvena Tauras, bet psichologinį atveju aš manau, kad jis yra pasiruošęs ir pirmas varžybos visada yra pirmos, ar yra profesionali komanda, pusiau profesionali, čempionų komanda, jos duoda dviprasmiškai, stengtis reikia sužaisti prieš savo žiūrovus, nes pirmas ir paskutinės varžybos lieka visada atminty. Tradiciškai kalbėtojų būta daug. Visi kalbėjusieji pabrėžė, jog šių metų Tauras itin jauna komanda, tačiau puoselėjo viltį, kad pergalių ištroškęs jaunimas sugebės tinkamai pasirodyti naujajame futbolo sezone. Reikia paminėti, jog futbolininkai kol kas atlyginimų nėra gavę, nors daugiau nei pusė jų treniruojasi nuo pačios sausio pradžios. Dabartiniu metu pajėgiausioje mūsų miesto futbolo komandoje yra 24 žaidėjai, tarp jų 6 legionieriai. Vienas italas, vienas argentinietis, 2 Rusijos atstovai, bei po vieną žaidėją iš Rumunijos bei Gruzijos. Kone visi likusieji ekipos nariai yra Tauragės futbolo mokyklos atstovai. Komandos biudžetas, lyginant su kitomis pajėgiausioje šalies futbolo lygoje rungtyniausiančiomis ekipomis, tikrai nėra didelis. Džiugu, jo komandos sunkiu jai periodu likimo valiai nepaliko Tauragės rajono savivaldybė, skyrusi ekipai 200 000 litų. Kokios nuotaikos prieš sezoną? Nuotaikos prieš sezoną visada geros yra, visada susitinkam su kažkokia tai nauja viltim, su naujais lūkesčiais, tai nuotaikos geros. Na, komandą pagaliau pavyko sulipdyti, bet veikiausiai dar keisis, ar ne? Ar ketinate dar kviesti žaidėjų, galbūt jau artimiausiu metu dar kažkas prisijungs prie komandos? Yra prisijungę šiuo metu prie komandos 3 akademijos auklėtiniai ir tikime sulaukti dar kelių legionierių. Bet įvardyti konkrečiai šiuo metu nieko negaliu, nes vyksta dar dėrybos, pokalbiai ir manau artimiausia kitą savaitę turėtumėm juos pamatyti Tauragėj. Na, jūs aišku stebėjote komandos pasirengimo procesą. Kaip galėtumėte įvertinti atvykusių legionierių sportinę formą? Ar jie išties bus rimta parama komandai? Manau, kad jie bus tikrai parama, meistriškumas pas jų yra geras, tik aišku, jie atvykę yra skirtingų laikų, ne vienodai. Ir, kaip gal minėjau jau, kad bus sunku jiem įsijungti į komandą dėl fizinio pasiruošimo, kad ne kartu ruošiasi nuo pradžios komandų. O šiaip manau, kad tikrai jie bus paspirtis mums komandai.
Na ir, kiek žinome, prie komandos prisijungti turėtų jau naujasis treneris greitų metų. Jis jau lyg tai yra buvęs Taure kažkada. Ką galėtumėt pasakyti apie šį trenerį ir kaip jį pavyko prikalbinti? Vedėm pokalbius, jį gerai pažįsta į mūsų Šenderis Giršovičius ir aš buvau susipažinęs su juo, nes jis mėnesį yra dirbęs Taure. Manau, kad tai tikrai yra geras specialistas. Man jis paliko gerą įspūdį per tą mėnesį. Gavo geresnį pasiūlymą, tuo metu išvyko dirbti į Baltarusijos aukščiausios lygos komandą, negaliu pasakyti kokią tai, nebeatsimenu, bet viskas suprantama, žmogus norėjo siekti aukštesnių tikslų, o dabar susiklostė tokia situacija, kad vėl grįžom prie jo kandidatūros ir jis davė sutikimą, lyg tai yra pakeliu į Tauragę šiuo metu. Na, kiek žinoma, Žalgirio, kaip pavyzdys, Žalgirio futbolo komandos biudžetas yra regis vos ne 5 milijonai litų, ar ne? Kokiu biudžetu disponuos Tauras šį sezoną? Ar galite išduoti paslaptį? Mes įsivaizduojam, kad turėtumėm surinkti per metus šios apie 700 000. Tikimės tikrai. Aišku, kiekvieną sezoną mes pradedam su tikėjimu, rėmėjais ir taip toliau, su jų pažadais, o kai baigėsi sezonas, yra taip, kaip yra. Laukta, jog į komandos pristatymo iškilmes atvyks ir naujasis jos treneris Aleksandr Brozevič. Deja, Baltarusiui teko sugaišti kertant Lietuvos sieną ir jam susipažinti su komanda pavyko tik pirmųjų rungtynių išvakarėse. Nors pasirengimas sezonui šiemet nebuvo itin sklandus, ekipos nariai mano, jog pasirengimo spragas gali pavykti užlopyti tinkamu nusiteikimu kiekvienoms rungtynėms, azartų bei jaunatvišką energiją. Pasirašymas sklandžiai praėjo, sulošėm kelias draugiškas varžybas. Na, aišku, rezultatai tokie, galėjom visas laimėti, bet nepavyko. Tikiuosi, sezonas normaliai seks. Kiek pernai pačiam neteko žaisti, teko stebėti šoną, tai komanda, manau, pajėgesnė negu pernai. Turėtumėm pakelti keliais laipteliais aukščiau. Manau, treneris labai geras, reiklus, per treniruotės daug reikalauja. Tu kaip ir dažniau žaidė atakų smaigalyje, mėgsti musti įvarčius. Tai kaip vertini pirmąjį komandos varžovą Kruoją? Kiek ten turiu Kruojų draugų, komanda, manau, irgi ten tokia susilpnėjusi. Gal žmonės, nežinau, lygi kova bus. Nesulaukė futbolininkai ir naujosios aprangos, kuri tradiciškai įteikiama komandos pristatymo iškilmių metu. Jei iš Italijos dar nebuvo pargamenęs generalinis Tauro vadybininkas italas Michele Giordano. Nuo pirmasis futbolo lygos rungtynes Tauragės Tauras žaidė praėjusį sekmadienį kovo 10 dieną. Savo aikštėje rungtyniavęs Tauras dėja turėjo pripažinti savo varžovės Pakruojo Krojos ekipos pranašumą. Rungtynės svečiai laimėjo rezultatu 2-1. Vienintelį įvartį mūsų komandai iš 11 metrų baudinio pelnė Simonas Babilius.